Šabat Re'e. Gyvenkite gyvenimą vertą jūsų pašaukimo. Mūsų parašos pavadinimas reiškia žiūrėkite. Tai dar vienas būdas pasakyti klausykite, stebėkite, liūdikite, mąstykite, svarstykite. Dievas per savo pranašą Mošė Rabeinų skelbia: žiūrėkite, šiandien jums duodu palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei klausysite Adonai savo Dievo įsakymų, kuriuos aš jums šiandien duodu. Ir prakeikimą, jei neklausysite Adonai savo Dievo įsakymų, bet nukrypsite nuo kelio, kurį aš jums šiandien nurodau, ir seksite kitus dievus, kurių nepažįstate. Šiais keliais žodžiais Dievas mums tiksliai pasako, ko iš mūsų tikimasi ir kokios bus pasiekmes, jei nesilaikysime jo mitzvot. Šema mums taip pat sako: klausykite dėmesio, vykdykite mano žodžius. Mūsų parašos eilutėse Dievas mums primena pirmąjį įsakymą ir keletą kitų, kurie jį papildo ir remia. Aš esu Adonai, jūsų Dievas. Neturėsite kitų dievų prieš mane. Nesidarykite savo jokių atvaizdų, kad juos garbintumėte. Nenaudokite savo Dievo vardo netinkamai. Šie žodžiai randami tiek Šimot, tiek Devarim. Yra neatskiriami mūsų pranašų Rav Ješua ir jo talmidim mokymo dalis. Dievas mums primena savo įsakymus, visus savo įsakymus. Jei jų laikysimės ir garbinsime tik Dievą, būsime palaiminti labiau nei visos žemės tautos. Bet jei pasirinksime nepaklusnumą ir maištą prieš Dievą, kentėsime tremtį ir persekiojimą, atskirimą nuo Dievo palaiminimų tam tikrą laiką. Tai yra akivaizdu ir paprasta, tai yra mūsų tautos ir kiekvieno iš mūsų pareiga. Kokius kitus dievus garbinome? Eretz Izraelyje prieš mūsų pirmąją tremtį mes nuolat buvome apsupti ir priklausomi nuo mus supančių pagonių apeigų ir papročių. Tai akivaizdžiai nebuvo Dievo planas mums, nes jis įsakė mums pašalinti šiuos piktus žmones iš žemės, kurią jis mums davė. Mes nesugebėjome įvykdyti šios užduoties, leidžiant klestėti Hititams, Amoritams, Kananiečiams, Perizams, Hivams ir Jebusiečiams ir kartu su jais garbinti žmogaus rankomis iš akmens ir medžio pagamintus stabus. Jų dievams aukojame aukas, įskaitant savo pačių vaikus. Stabmeldystė vedė prie amoralumo ir mišrių santuokų su pagonimis, taip pat kaip mišrios santuokos su pagonimis neišvengiamai vedė prie stabmeldystės. Kanano dievai aprašyti Ugarito lentelėse, šventajame rašte ir kitur. Baal reiškia valdovas. Baal buvo užkariautojas, Dagon sūnus. Dagon buvo derlingumo dievas atsakingas už grūdus, žuvis ir žvejybą, tai simbolizuojančią dauginimąsi. Ašera arba Astartė, vandens deivė, buvo kananiečių visų dievų motina, simbolizavusi gyvybę teikiančią jūrą. Pagrindinė Tyro Sidono deivė, simbolizuojama moterimi arba stulpu. Kananiečiai garbino saulę, deivė Šašas buvo vadinama dievų deglu ir buvo dievų teisėja. Senovės žmonės manė, kad Dievo neveiklumas liudijo jo mirtį arba įkalinimą. Kananiečių pasakojimai yra panašus į babiloniečių Amuna Ališ, kuriame dievas Marduk tampa dievų karaliumi. Kananiečių pasakojime Baal tampa dievų karaliumi.
Baal kovoja su mirtimi, Ašeros sūnumi. Mirtis įtikina Baal tapti jo vasalu ir ateiti į požemį, kur Baal yra nužudomas. Saulė atgaivina Baal ir jis turi kovoti, kad paliktų požemį, pagrobdamas Ašer sūnus. Derlingumo kultais su daugybė šventyklų prostitučių buvo labai populiarūs, tai matome iš Šimšon vizitų į Gazą. Ašer stulpai atsirado visame Izraelyje kartu su aukštomis vietomis, tai būtų šventyklos, kur buvo aukojamos aukos įvairiems dievams. Asirijos ir Babilono užkariavimai užbaigė kananiečių įtaką, o patys kananiečiai išnyko. Graikijos ir Romos dievai ir deivės sekė po Aleksandro didžiojo užkariavimo ir vėliau romėnų. Graikų dievas Dzeusas tapo romėnų dievu Jupiteriu, aukščiausiųjų dievų, Poseidonas tapo Neptūnu, o Afroditė Venera. Dionisas tapo Bakhu, o Erosas Kupidonu. Apolos liko Apolu. Keletą šimtmečių prieš Ješuą šie dievai buvo garbinami, o jų šventyklos ir apeigos tapo įprastos Izraelyje. Politiniu ir socialiniu požiūriu pagoniškos praktikos buvo pakankamai reikšmingos, kad atitrauktų daugelį žydų nuo vienintelio tikrojo dievo garbinimo. Kaip ir Antiocho ir Makabėjų laikais, helenizmas, tai yra graikų kultūra, perimta romėnų, grasino mus užvaldyti. Šiuolaikiniai stabai taip pat yra sukurti žmonių, nors nebūtinai iš medžio ir akmens. Daugelis žmonių lenkėsi prieš sporto pasaulio ar kino ikonų atvaizdus, kiti garbina mokslo ir technologijų dievus, kai kurie šeimą, vaikus, dievus ar sutuoktinį kelia ant pjedestalo. Rav Shaul paraginimas tiems, kurie atsisako paganizmų. Todėl aš prašau jūs gyventi gyvenimą vertą pašaukimo, kuriuo esate pašaukti. Būkite visada nuolankūs, švelnūs ir kantrūs, mylėdami vieni kitus. Sakau jums, nebegyvenkite kaip pagonys, su jų nevaisingais mąstymo būdais. Jų protas yra apgaubtas tamsa ir jie yra nutolę nuo Dievo gyvenimo. O tai savo ruožtu kyla iš pasipriešinimo Dievo valiai. Bet tai nėra pamoka, kurią išmokote iš Mesijo. Jei tikrai jo klausėte ir buvote jo mokami, tai išmokote, kad kadangi tai, kas yra Ješua, yra tiesa, tai kiek tai susiję su jūsų ankstesniu gyvenimo būdu, turite nusimesti savo senąją prigimtį, nes jūsų senoji prigimtis yra visiškai supuvusi dėl savo apgaulingų troškimų, piktų polinkių. Ir jūs turite leisti savo dvasioms ir protams nuolat atsinaujinti ir apsirengti nauja prigimtimi, sukurta būti dieviška, kuri išreiškia save teisumu ir šventumu, kylančiais iš tiesos. Visi Mesijo Ješua pasekėjai yra pašaukti gyventi gyvenimo būdu, kuris atitinka paties Rav Ješua pavyzdį, pateiktą Toros knygoje. Žmonija yra atskirta nuo šventojo Dievo nuodėmės, nepaklusnumu ir atviru maištu pasireiškiančių stabų garbinimu ir visomis pagoniškomis apeigomis. Norėdami turėti Dievą kaip savo tėvą, turite pripažinti savo nuodėmes ir atsisakyti jų, priimti tai, ką jis jūsų labui padarė ir eiti jo keliais. Kai priimsite Dievo išgelbėjimo dovaną, turite juo pasitikėti, kad jis padarys viską, kas būtina, kad taptumėte tuo žmogumi, kuriuo jis jūs sukūrė.
Dievo tikslas yra, kad jūs taptumėt panašus į Mesijo Ješuą, kuris gyveno tobulą Toros gyvenimo būdą. Jūs tampate Rav Ješua Talmidim, kai studijuojate ir paklūstate raštams, kad priartėtumėt prie savo tėvo. Su Hašemo darbu pradedame procesą. Jūsų požiūris ir veiksmai atspindi jūsų santykius su Dievu ir jūsų supratimą apie jo nurodymus ir įsakymus. Mes privalome elgtis teisiai visose savo santykiuose. Pakalbėkime apie šeimos santykius. Tėvai yra mokami, nerūstinkite savo vaikų ir nesukelkite jų neapykantos, vietoj to auklėkite juos pagal viešpaties drausmę ir nurodymus. O vaikai yra įspėjami. Pakluskite savo tėvams viešpatyje, nes tai yra gera. Tai pridės metų jūsų gyvenimui, Dievas pažada. Vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus, nes vyras, kuris myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nemylėjo savo kūno, priešingai jis jį gerai maitina ir prižiūri, kaip Mesijas prižiūri savo pasekėjų šeimą, nes mes esame jo kūno dalys. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir liks su savo žmona ir abu taps vienu. Žmonos, gerbkite savo vyrus kaip Adonai, nes vyras yra šeimos galva, kaip ir Mesijas, kaip tikinčiųjų bendruomenės galva, pats saugo kūną, gerbkite savo vyrus. Mūsų keila ir sandoros bendruomenėje mes elgiamės su kitais pagal Dievo konkrečias direktyvas. Ir tai būtų gerbkite vieni kitus, bijodami Mesijo. Būkite pavyzdžių kitiems savo kalba, elgesiu, meilė, tikėjimu ir tyrumu. Pakluskite tiems, kurie turi valdžią virš jūsų ir rodykite jiems pagarbą, nes jie prižiūri jūsų sielas, kad galėtų atsiskaityti, kad galėtų tai daryti su džiaugsmu, o ne su liūdėsiu, nes tai jums nenaudinga. Darykite gerą visiems, ypač tiems, kurie priklauso tikėjimo šeimai. Mylėkite vieni kitus atsidavusią ir brolišką meilę ir būkite vieni kitiems pavyzdžių, rodydami pagarbą. Atleiskite vieni kitiems, kaip ir Mesijas Dievas atleido jums. Turėtume atleisti visiems, kurie to prašo, kaip Dievas atleidžia mums, kai mes jo prašome. Bet neįmanoma padovanoti atleistumo tiems, kurio jo neprašo. Santykiai už tikėjimo bendruomenės ribų. Rav Ješua sakė, mylėkite savo priešus, melskitės už juos, kurie jūs persekioja. Ir kaip turėtume už juos melstis? Melskitės, kad jie ieškotų Dievo ir jo teisumo, bei atsisakytų savo piktų kelių. Visada elkitės su kitais taip, kaip norėtumėt, kad jie elgtųsi su jumis. Tai apibendrina Toros ir pranašų mokymą. Darbuotojai ir darbdaviai. Tora moko, kad turime paklusti darbdaviui su ta pačia baime, drebuliu ir nuoširdumu, su kuriuo paklūstame Mesijui. Darykite tai, ko nori Dievas, visa širdimi. Dirbkite noriai, atminkite, kad kas daro gerą darbą, bus apdovanotas viešpaties. Elkitės su darbuotojais taip pat. Atminkite, kad ir jūs, ir jie turite tą patį šeimininką. Ir jis neturi mėgstamų ar mėgstamiausių. Asmeninė elgsena, švęstingas gyvenimas. Gyvenkite gyvenimą vertą Dievo, kuris pašaukė jūs į savo karalystę ir šlovę.
Bendrieji asmeninio elgesio principai atitinka Toros modelį, bet tie, kurie buvo iš kitų tautų, galbūt girdėjo tai pirmą kartą. Jis sako, nebūkite dvasiniai kūdikiai, suaukite. Tada nebebūsite kūdikiai, kuriuos mėto bangos ir nešioja kiekvienas mokymo vėjas, priklausomi nuo žmonių, kurie sumaniai sugalvoja būdus apgauti. Neleiskite, kad pyktis jūsų gyvenime taptų šėtono įrankiu. Pykite, bet nenusidėkite. Neleiskite saulei nusileisti, kol neišsprendėte savo pykčio priežasties. Kitaip paliksite vietos priešui. Neleiskite, atsiprašau, ne ta eilutė. Svarbu ne tai, kas teisus, o kas neteisus, ar kas neteisus, bet Dievo malonė mums visiems. Būkite geri talmidim, ištikimai sekdami Rav Ješua pavyzdžiu. Taigi, kaip jo mylimi vaikai, sekite Dievo pavyzdžiu ir gyvenkite meilės gyvenimą. Kaip Mesijas mus mylėjo ir paaukojo save už mus kaip auką. Toros gyvenimo būdas yra privalomas visiems Ješua pasekėjams, kurie myli Dievą ir yra pašaukti pagal jo tikslą. Bet šie idealai buvo visiškai nauji tiems, kurie buvo pašaukti iš tautų. Kaip elgtis su nesąžiningumu? Vagis turi nustoti vogti. Vietoj to jis turėtų sąžiningai užsidirbti pragyvenimui savo pastangomis. Tokiu būdu jis galės dalyti su tais, kuriems reikia pagalbos. Jokių blogų žodžių, atgrasančių ar neigiamų žodžių iš jūsų lūpų neturėtų išeiti. Jokių žalingų žodžių, tik geri žodžiai, kurie padeda patenkinti poreikius. Žodžiai, kurie bus naudingi tiems, kurie juos girdi. Atsisakykite visų formų amoralumo. Tarp jūsų neturėtų būti netgi užsiminta apie seksualinį amoralumą, bet kokį nešvarumą ar godumą. Tai visiškai netinka Dievo šventiesiems žmonėms. Taip pat netinka nešvankus ir kvaili pokalbiai ar grubus kalbos stilius. Nes galite būti tikrai kiekvienas seksualiai amoralus, netikras ar godus žmogus, tai yra kiekvienas stabų garbintojas, neturi dalies Mesijoje ir Dievo karalystėje. Neteisingas požiūris. Atsisakykite visos kartybės, pykčio, įniršio, agresyvumo ir šmeižto, taip pat visos piktdžiugos. Pikta polinkis nesusiję su tamsos darbais, bet juos atskleiskite. Ta prasme, jūs nebūkite susiję su tamsos darbais, nesusisiekite, bet juos atskleiskite. Viskas, kas atskleidžiama šviesoje, aiškiai pasirodo esąs tai, kas yra. Kaip turėtume gyventi? Pažvelkime į tikinčiųjų pavyzdį Ipritim. Tai čia yra Hebrajų knyga, 11 skyriuje. Jie visi buvo žydai, Toros pasekėjai. Todėl, kadangi mus supa toks didelis liudytojų debesis, atsikratykime visų mums trukdančių naštų. Ir nuodėmių. Ir ištvermingai bėkime mums skirtą lenktynių distanciją, žvelgdami į Ješua, tikėjimo pradininką ir užbaigėją. Dėl džiaugsmo, kuris jo laukia, jis ištvėrė mirties bausmę, paniekindamas jos gėdą ir atsisėdo dešinėje Dievo sosto pusėje. Gyventi išmintingai. Gerai išnaudokite savo laiką, nes šie laikai yra blogi. Supraskite, kas yra Hašem valia. Būkite pripildyti ruach. Tai yra Dievo esybės, Dievo vidaus, Dievo sielos. Giedokite
psalmes, himnus ir dvasinės giesmes vieni kitiems. Giedokite viešpačiui, šlovinkite jį savo širdyse. Visada dėkokite už viską. Gyvenkite kaip šviesos vaikai, nes šviesos vaisius yra visokeriopas gėris, teisumas ir tiesa. Stenkitės nustatyti, kas patiks viešpačiui. Prisiminkite, kad Dievas įsakė Izraeliui būti šviesa tautoms, o pats Rabi Ješua patvirtina šį lūkestį. Taip, Dievas turi didelių lūkesčių mūsų atžvilgiu. Dirbkite pagal Dievo darbą jumyse. Gyvenkite gyvenimą vertą savo pašaukimo. Dievas yra tas, kuris jumise veikia ir nori, ir dirba, kad būtų jam malonu. Jei jūsų teisumas neviršys raštininkų ir fariziejų teisumo, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Teisingi veiksmai yra būtini, bet jie turi būti grindžiami teisinga motyvacija. Būkite tobuli, kaip kad Dievas yra tobulas. Paslaptis, kaip pateisinti Dievo lūkesčius. Savo jėgomis mes nieko negalime padaryti, bet Hašem galia leidžia mums padaryti viską, kas atitinka jo valią ir tikslą. Rav Shaul paskelbė, aš esu įsitikinęs, kad tas, kuris pradėjo gerą darbą, tarp jūsų jis tęs, kol jis bus užbaigtas Mesijo Ješua dieną. Galiausiai tapkite galingi vienybėje su viešpačiu, vienybėje su jo galinga jėga. Naudokite visą šarvą ir ginkluotę, kurią suteikė Dievas, kad galėtumėte atsilaikyti prieš priešo apgaulingas taktikas, nes mes kovojame ne su žmonėmis, bet su valdovais, autoritetais ir kosminėmis jėgomis valdančiomis šią tamsą, su dvasinėmis blogio jėgomis dangaus karalystėje. Taigi paimkite visą karo įrangą, kurią suteikė Dievas, kad kai ateis bloga diena, galėtumėte apsilaikyti, o kai laimėsite mūšį, vis dar stovėsite. Ar gyvenate gyvenimą vertą savo pašaukimo? Pažinkite savo priešą. Hebrajiškai jis vadinamas Hasatan, naikintojas. Jis yra sukurta būtybė, turinti panašias galias kaip Mykolas ir Gabrielius, tai angelai. Jis nukrito iš tarnystės vietos į priešiškumo ir kartaus neapykantos Dievui ir tiems, kurie jam priklauso padėtį. Jis pasirinko tapti Dievo priešu, bandydamas užimti Dievo vietą, ir visi, kurie nepriklauso Dievui, patenka į jo valdžią. Visą galią, kurią jis turi, jam suteikia Dievas. Pasaulio sistema, įskaitant religiją, jis kontroliuoja su Dievo leidimu ir tik tam tikrą laiką. Jo ateitis yra nulemta Dievo, jis yra pasmerktas amžinai degančiam ugnies ežerui ir jis tai žino. Angliškos būtybės, turinčios ribotą galią, kurios sekė paskui jį, kai jis sukilo prieš Dievą, toliau vykdo jo valią. Žmonės nuo Adam laikų klausė Liuciferio, nes jis sakė jiems tai, ką jie norėjo girdėti. Kiekvienas, kuris nėra Dievo valdžioje, priklauso priešui. Jums nereikia parduoti savo sielos velniui, nes jie jau jam priklauso. Nebent jūs pasirenkate Dievą. Išmokite ginti savo pozicijas prieš priešą ir jo tarnus. Ginčytina žemė jau priklauso Dievui. Ginklai, kuriuos mums duoda Dievas, yra gynimuose. Puolimas buvo Ješua. Jis, kariaudamas už mus, laimėjo pergalę. Ješua prisikėlimas paskelbė pergalę prieš nuodėmę ir priešą. Mes jau esame nugalėtojai Mesijoje.
Šlovinkite Dievą už pergalę, nes mums nereikia prašyti jos. Priešo tikslas yra išstumti mus iš tobulos pergalės žemės, į kurią mus atvedė Viešpats. Priešinkitės priešui ir jis pabėgs. Naudokite visą Dievo suteiktą šarvą ir ginkluotę. Tiesos diržas yra užsegamas aplink jūs. Dievas trokšta tiesos mūsų viduje. Tiesa yra Dievo prigimties esmė ir būtent jo tiesą mes turime nešioti kaip apsaugą nuo priešo melo. Apsirenkite teisumu kaip krūtinės skydą. Mesijo teisumas apsaugo širdį nuo puolimo, o paklusnumas Dievo nurodymams yra mūsų gynyba nuo pagundų. Būkite pasirengę, kaip moko Šalom Besara. Tai yra džiaugsmingos naujienos, gerosios naujienos, naujienos apie Mesiją, Ješuą ir ką jis padarė. Būkite pasirengę liudyti apie viltį, kuri yra jumyse, kai jūsų to paprašys, ir stovėti sunkiose situacijose, turėdami aiškią motyvaciją ir paskatinimą iš šventųjų raštų. Tikėjimo skydas, kuris gesina priešų liepsnojančias strėles, nesvarbu koks yra taikinys ar iš kurios pusės šios strėlės skrieja. Tikėjimas reiškia visišką įsitikinimą Dievo pažadu ir įspėjimų tiesa. Tai patikima gynybam nuo pagundų, užtikrinanti pergalę. Išvadavimo šalmas apsaugo jūs tvirtų biblinių supratimų apie išganimą, išvadavimą iš nuodėmės ir priešo galios. Toks žinojimas pagrįstas ir tikras valo ir guodžia sielą, apsaugo jūs nuo nevilties ir išlaiko tikėjimą. Ruach Elohim, duotas kardas, yra Dievo žodis. Vienintelis ginklas, kuris gali būti naudojamas tiek puolimui, tiek gynybai, aštresnis už bet kokį dviašmenį kardą ir galintis perverti širdį, nugalėti troškimus ir mintis, suardyti netikėjimą ir klaidas. Vien tik šiuo ginklu Ješua laimėjo pergalę dykumoje. Budri ir atkakli malda yra būtina ir turi būti susijusi su visais kitais ginklais, ne tik krizės ir sunkumų metu, bet kasdien, net kas valandą, tarp visų mūsų darbų, visų užsiėmimų ir visų pareigų. Neleiskite net keliom valandom praeiti, nepadėkojus Dievui už visą gerą, ką turite. Nepašlovinus jo, nepašnekėjus su jo, nepasidalinus savo dienos eiga. Jei visą dieną vaikščioja apsuptas nuodėmingų minčių, vargu ar galėsi jas uždaryti už savęs, kai įeisi į savo kambarį. Tu išmokai jas būti drąsias, dabar jos prašys tavęs susipažinti. Galbūt tau sunku įsitraukti į garbinimo ir maldos nuotaiką, nes šventos mintys nėra tavo kasdienybės dalis. Turime užsiimti visų rūšių maldą. Vieša, privačia, slapta, socialinė ir pavienė, rimta ir spontaniška, išpažintimi, prašymu, padėka, ilga ir trumpa, maldavimu ir kova. Mes esame daugiau nei nugalėtojai per Mesiją, kuris mus mylėjo ir atidavė save už mus. Šabat šalom. Norėjau atsiprašyti už skaitimo klaidas, kurių galbūt šiandieną buvo daugiau negu norėčiau, kad būtų. Dirbau gana vėlai bandyti pabaigti vertimą ir kai kuriuose vietose net mačiau žodžiai galbūt nebuvo išversti geriausiai, bet šį savaitgalį aš važiuoju būti su mano rab
bus mokslai ir tiesiog vėlai dirbau, tai atsiprašau ir tikiuosi, kad šitie žodžiai ir šitas mokymas pridės kažko gero jūsų gyvenimo. Iki kitos savaitės. Šalom.